Labas visiems, šiandien mes pasižiūrėsim 7 svarbiausius deep dive analizės punktus prieš perkant MIM monetą. Pirmas – likvidumas, kontrakto valdymas. Antras – didžiausių holderių laikytojų vėl analizė. Trečias – socialinis ir rinkodaros hype. Ketvirta – volume ir aktyvumo patikra. Penkta, ar moneta yra pirmo hype bangos dalis. Šešta, on-chain duomenys. Septinta, artimiausi CEX listingai ir integracijos. Bet prieš tai pirmiausia, pasiskaitom taisyklės vėl. Numeris 1, naratyva. 2, first type moveris. Šokam tik į pirmą bangą. Antrą kartą neinam į tą projektą. Nusistatom su kokią sumą pirksim, parduosim. Tikslas kuo mažiau padaryti pardavimų, idealiausiai po vieną per savaitę. Rinkos kapitalas, tai į prastas monetas iki 1 milijono einam, į geresnės monetas iki 5 milijonų. Investuoti nedaugiau 20% savo pajamų arba turimo kapitalą, nepirkit tik dėl to, kad kiti perka, do your own research. Tada pirmi 5 žingsniai – socialinės medijos kanalai. Ar yra veikiantis svetainė ir panašiai, užrakintas likvidumas, moneta turi būti išgyvenus 24 valandas, token sniffer arba rug check, volume ir top holderiai. Ir toliau, dabar gilesnė, likvidumo užrakinimas ir kontrakto valdymas. Ar likvidumas užrakintas? Ir šiandien aš duosiu pavyzdį GME monetai. Dėl to, kad sakiau, jog ją perku ir metu mes likvidumo užrakinta. Geras ženklas. Likvidumas yra užrakintas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad developeriai neturi prieigos prie šitų pinigų. Ar kontraktas renounce? Tai reiškia, ar developeris gali keisti kontraktą ar negali. Gali keisti mokesčius ar negali. Tai vienas iš būdų, kaip patikrinti, nukopijuojam adresą, nueinam į Telegramą, yra Safe Analyzer bot, galit irgi šitą parsisiųsti, bet siūskite savo asmeninį telefoną, ne ten, kur botą laikot, įklijuojat adresą į šitą botą ir jis iš karto owner rašo antras nuo viršaus, kad renounced. Simple, patikrinom. Lygiai taip pat token snifferį irgi galit pasižiūrėti, bet token snifferį yra toks dalykas, kad informacija kažkiek gali atsilikti. Krauna, kadangi tai nėra nauja moneta, tai čia turėtų būti viskas atnaujinta. Irgi rašo ownership renounce. Gerai, toliau. Tokenomics patikra, kiek top holderiai turi monetų, potencialus dump. Ok. Žiūrim. Čia, kur yra kontrakto adresas, galima spausti ir čia pamatyti holderius, bet man labiau patinka eiti per čia. Tai aš gaunu tokį sąrašą. Nu ir dabar galim pasižiūrėti, ar šitie holderiai supirkinėja ar nesupirkinėja. 3% laiko šitas pats adresas, old schoolas, kuris BOOE monetą laiko irgi. Realiai yra jos developeris. Tai jeigu aš įklijuoju jo šitą, pažiūrėkit, tik tai supirkinėja visą šitą monetą. Ok. Gerai. Toliau. Ir mes tikrinam, ar top holderiai jau pardavinėja šitas monetas ar supirkinėja. Matot, vis tiek supirkinėja, čia supirkinėja, čia supirkinėja. Tikrinam toliau. Pum. Čia tik tai 2 pirkimai buvo. Toliau.
Bum, supirkinėja. Tai jeigu tik supirkinėja šitas monetas. Čia supirkinėjo, čia supirkinėjo, čia supirkinėjo, čia supirkinėjo, dabar kai krenta kaina irgi vis toliau supirkinėja. Tai reiškia, kad turi potencialo. Tiesiog jeigu mes matom, kad top holderiai dar neparduoda, tai šitas projektas yra gyvas. Dar vieną patikrinu. Kaip pavyzdys. Ma, žiūrėkit. Čia iš viso, kuris buvo supirkęs prie kokios mažos kainos, prie 3 milijonų. Matot, kiek supirko. Dar net neprasidavęs. Laiko toliau. Ir jeigu matytume, kad top holderiai jau pradėję yra parsiduoti, irgi vat, kur supirkė. Gal čia tą patį piniginės adresą klijavau. Nu, dar vieną. Vat, pasižiūrėkit. Čia kažkiek parsidavė. Bet nedaug, už 4000. Ir čia už 2000. O pirkta yra už 67 000 iš viso. Porą tik tai pardavimų. Tai matom, kad top holderiai dar nepardavinėja šitų monetų. Didžiausių laikytojų veil analizę tą kaip ir padarėm, reiškia toliau jie supirkinėja šitas monetas. Top holderius dabar, kai žiūrėjom top holderius, pasižiūrim kiek procentų laiko. Labai sveikas, iki 4 labai sveika procentų laikyti. Ir žinoma Bubble Maps. Nukopijuojam kontrakto adresą. Čia įmetam. Va, žiūrėkit, ką mes radom. Bum. Įsivaizduojat, šitą piniginę laiko 10%, labai stipriai gali kainos svyravimą. Antrą piniginę laiko 7%. Šitie du žmogeliai per abu laiko 17%. Štai jums pavyzdys, kaip jie gali manipuliuoti kainą. Net nustebęs esu. Toliau socialinis rinkodaros hype. Nu, žiūrim. Einam Twitterį. Ar yra aktyvus? Vien kad 20 000 followerių. Geras ženklas. 10 000 holderių. Labai daug žmonių. Daug skirtingų piniginių laiko šitą. Aišku, žiūrim, kas seka šitą monetą. Tai mes turim iš savo top 4, kurie seka. Čia pin post. Ir matom, kad aktyviai filmukus kuria. Geras filmas, pažiūrėkit šitą klipą, pažiūrėjo 6,9 milijono žmonių. Rorinkite, atkreipė dėmesį. Aktyvus. Dar gerai pasižiūrėti yra 9 000 narių turim. Matom, kad aktyviai juda. Galima net parašyti kažkam iš adminų. Dar žinot, kaip galim padaryti patį kontrakto adresą. Tiesiog čia įklijuoti ir pažiūrėsim. Yra kas promautina iš žinomų kripto bendruomenės narių, labai stipriai promautina. Mato, 12 000 žmonių peržiūrėjo. Sajanai. Ok, toliau, tai va taip vyksta paieška. Čia bendruomenė auga, telegramas aktyvus, volume pasižiūrim, ar yra stabilus 24 valandų volume. Jeigu market capas 24 valandų volume yra 270 000. Aišku, matosi, hypas yra praėjęs. Nėra, va čia va eksponencinis šuolis kaip buvo, bet faktas pagal didžiųjų piniginių laikymą ir supirkinėjimą toliau, kad pumpuos dar kartą tą monetą. Ten užteks va šitiem dviem žmonėm, kur turi 17% visų monetų, pumpuoti ir pumpuos. Gerai sandorių skaičius per valandą.
Čia irgi parašyta, kad tax count per valandą, jei mažiau nei 10-20 gali būti miręs projektas. Yra 14, dar įeina į nemirusio projekto normatyvus. Ar moneta yra pirmo high bangos dalis? Deja, nėra pirmo high bangos dalis, būtent konkrečiai kas liečia šitą monetą. Pasirinkau šiandien šitą analizuoti dėl to, kad visai nesenai dalinausi, jog pradedu supirkinėti šią monetą. Ar hype jau blėsta? Hype realiai yra jau išblėsęs, bet didieji banginiai supirkinėja toliau tą monetą. Ir artimiausi CEX listingai ir integracijos. Žiūrimės, einam į pačią svetainę, pažiūrim jų. Paprasta svetainė. Jokios informacijos. Pažiūrim, CoinMarketCap yra. GameStop. Jo, yra. Uniswapas, Mexas, Gate, Bitmart. Šituose jau yra. Čia yra. Realios integracijos nėra. Markets, News, nėra naujienų. Tai va, kol kas tiek apibendrinant GME pagal tai, ką aš matau. Ir supraskit, kad tai prieštarauja kai kuriom taisyklėm, pavyzdžiui, kad neit antrą kartą į šitą patį projektą, bet įvertinus tai, kad banginiai supirkinėja šitą monetą, tai reiškia bus metas, kai ją pumpuos ir kai jau pradės pumpuoti, tada jau bus per vėlų ją įeiti. Tai geriau supirkinėti dabar, kaip daro ir kitos piniginės, didesnės piniginės, tai tokį bendrą vaizdą susidarėt. Bet svarbiausia, kad būtų kontraktas renounce, likvidumas užrakintas ir aišku patikrinti didelius banginius, ar jie vis dar perka didžiosios piniginės, ar jau parsidavinėja. Tai va, šiandien kol kas tiek. Būtinai padarot namų darbus. Namų darbai realiai bus tokie pat kaip praeitą kartą. Padaryti paiešką bent jau 10 monetų ir pereit pro tos visus žingsnius. Tai pirmiausia, tos 5 praeinat, jeigu atitinka, einat į gilesnį analizę, tiesiog giliau naršot, giliau ieškot informacijos ir esminiai dalykai, kad pasižiūrėt, ar renounce kontraktas ar ne renounce kontraktas. Ir tai va, kol kas tiek, ačiū ir iki greito.